sprogdinti Viktorijos baimę. Aš ketinu, ko tu žvengi? Labas. Džiugu, kad žiūri baimės sprogdintuvą. Kaip ir žadėjau, jau netrukus savo kolegę Viktoriją įstumsiu į labai nemalonę situaciją, išstumsiu iš komforto zonos ir pastumėsiu į mokymosi zoną. Ką turės padaryti Viktorija? Ir per minutę laiko turės man parduoti šitą stiklinę. Ir kaip jinai turės parduoti nesijuokiant. Tai bus rimtas iššūkis Viktorijai. Žiūrėkite. Ką tu čia matai? Stiklinė. Stiklinė. Tau atrodo, kad čia yra paprasta stiklinė ir tokių turi pilną. Bet taip nėra. Šita stiklinė yra ypatinga. Ko tau trūksta, kai tau būna liūdna ir šalta ir lyja? Geros nuotaikos? Geros nuotaikos. Tau gerą nuotaiką parūpė šitas puodelis. Yra čia labai nuostabus dizainas. Jeigu tau trūksta įkvėpimo, tu studijuoji, kuri reklamą ir panašiai, pasistatai puodelį, jis priverčia tave mąstyti visiškai kitaip. Ir tavo nuotaika gera. Dėl to, jeigu tu bandai sukurti kažkokį labai nuostabų originalų piešinį, tu žiūrėdama į šią stiklinę, tu savo kūrybiškumą pakeli 10% ir gali sukurti šedevrą. Tai aš tau siūlau pirkti šitą stiklinę ir kurti šedevrus. Aš pati savai įtikinau, kad šitas puodelis yra nuostabus, bet nesugebėjau įtikinti kito žmogaus.